Sveiki. Sekantis 6 žingsnis norint gerai pradėti mokytis. Tai labai svarbu yra papulti į tą klasę, kur yra tam tikras įtraukaus ugdymo variantas. Iš tikrųjų yra 3 variantai baziniai įtraukaus ugdymo. Pirmas – pilnos įtraukties, kada 2 mokytojai dirba vienoje klasėje ir, pavyzdžiui, jeigu jūs turit problemų su mokymusi, būtų gerai, kad antras mokytojas nedideliai grupiai moksleivių, kurie turi mokymusi problemų, skirtų tiesiog jums dėmesio. Jeigu iš tikrųjų labai sunku susikaupti klasėje, tai labai geras įtraukaus ugdymo variantas yra numeris 2, kada tiesiog mokinys mokosi atskirai nuo visų kitų 2, 3, 4 pamokas, paskui sugrįžta atgal ir tęsia toliau. Ir žinoma, yra dar vienas variantas, tai vadinasi srauto, kuriame moksleiviai tam tikrą dalį laiko mokosi atskirai, o paskui integruojasi su visais kitais. Tai ten jau kada atskirai, tai sraute mes mokomės pagrindinius svarbiausius dalykus ir labai svarbu, kad tuo metu mokytojai ieškotų individualių mokymosi stilių kiekvienam vaikui ir prisitaikytų prie jų. Kodėl? Todėl, kad jeigu mes pataikom į tai, kaip moksleiviui yra lengviau mokytis, mes galim pasiekti rezultatų tikrai gerų. Žinoma, turiu pasakyti iš karto, kad didžioji dauguma vaikų tai mokosi kompleksiniu būdu. Tai reikia ir judesio, ir vaizdo, ir garso, ir visokių kitokių dalykų. Ir tada rezultatas gaunasi geresnis. Kodėl? Todėl, kad jungiami visi smegenys. Bet yra vaikai, kuriems lengviau per vizualinius dalykus, kitiem per judesį, kitiem per rašymą ir kitokiais visokiais metodais. Todėl žiūrėkime, kuris įtraukus variantas yra jūsų mokykloje ir kuris jums labiau tinkantis. Jeigu papulsite ten, kur jums reikia, pamatysite, pradėsite mokytis žymiai geriau, negu mokytis anksčiau. Sėkmės jums, galvokit, priimkit sprendimus ir ieškokit jums labiausiai tinkančio varianto.